this the real life? Is this just fantasy? Kaip pašalinti netvarkingą mintėjimą? Rašymo pratimas. Yra daug įvairių pratimų. Čia pasidalinsiu vienu iš jų, kuris ir man pagelbėjo. Šis pratimas yra skirtas iškrauti savo mentalą ir sustabdyti nekontroliuojamą mintėjimą. Galbūt tai vienas iš veiksmingų pratimų, kuris gali ir tau patikti. Yra tavo gyvenime tam tikros gyvenimo sritys, apie kurias galvoji ir dėl kurių nerimauji. Ir net naktį, ar užmigdamas vis tiek peržiūri, perkratai jas, kaip kokius mėgiamus knygos skyrius. Tai gali būti tavo ar artimųjų sveikata, pinigai, darbas, santykiai, labai dažnai vaikai ar anūkai ir taip toliau. O gal kai kažkokie užsienio politikos reikalai, neduodantis ramybės ir keliantis nerimą. Ir tu nuolatos galvoji apie šios dalykus. Visa tai kelia įtampą. O mentaliniam, energetiniam plane tai panašu kaip į kažkokį žiedinį taką, juosiantį galvą, kuriuo juda įvairūs vagonėliai, ir šiam žiediniam takui nėra jokios galimybės prasiskirti. Ir kadangi mintys yra materialios, tai galų gale šios sugeneruotos mintys, ši psichinė energija, tampa panaši į želę, kaip į šaltieną. Ir ši šaltiena pradeda drumsti šeštojo energijos centro sritį, trečiosios akies sritį. Tai intuicijos, savo sielos girdėjimo zona. Ir tuo pačiu tai viskas, kas susiję su smegenų darbu, su protu. Galų gale visa tai atsiduria tokioje stingdančioje gličioje košėje. Fiziniam kūne tai taip pat turi savo projekcijas. Dažniausiai tiesiogiai tose zonose, kur yra mūsų trečioji akis. Tai gali būti ir galvos skausmai, ir spaudimas, ir kraujagyslių funkcijų sutrikimai, ir regėjimas, ir klausa. Bet, kaip taisyklė, dar atsiranda kažkas panašaus į energetinio lauko įdubimą, nes energetiškai ši zona tampa sunki ir dvasinė energija praeina blogiau. Ir dėl to kenčia visos energetinės struktūros. Tai tarsi butelio kakliuko efektas. Kai kakliukas yra užspaustas, energija nepraeina, tampa sunki ir pradeda spausti kitus energetinius laukus. Ir tuomet pradeda skaudėti kojas, stuburą ir panašiai. Liūdniausia, kad labai sunku iš to ištrūkti, nes jau esi įstrigę šių minčių pinklėse. Todėl rašymo pratimas yra labai efektyvus. Koks yra šio pratimo tikslas? Pirmiausia, suprasti, apie ką galvoji, o antra, viską, apie ką galvoji, iškrauti ant popieriaus. Ir trečia, visą tai norėti atiduoti visatai, kad ji šią problemą išspręstų, nes mintise pats tikrai neišspręsi. Kaip atlikti šį pratimą? Paimk popieriaus lapą ar sąsiuvinį ir vieną šio sąsiuvinio lapą skirk temai, apie kurią galvoji ar nerimauji. Tai nebūtinai tik nerimą ar susirūpinimą kelianti problema. Tai reiškia, kad pirmas lapas bus skirtas, pavyzdžiui, sveikatai, antras lapas darbui, trečias santykiams, ketvirtas kažkokiai kitai problemai ir taip toliau. Ramiai išsiaiškink, kas vyksta tavo galvoje, apie ką nuolat galvoji. Pirmiausia, užrašyk viską, apie ką galvoji kiekvienai iš šių temų. Pavyzdžiui, darbas. Kaip taisyklė, vis tiek bus kažkokio nerimo su tuo susijusio. Užsirašyk šios nerimus, ko bijai, kokių turi baimių, kas baisaus nutiks jai. Užsirašyk visą tai, kaip sakai, tiesiog išlaisvink iš savęs. Labai svarbu nespausdinti kompiuteriu, o rašyti ranka, nes visą tai perkeliame iš erdvės į materiją. Surašę tiesiog pažiūrime ir toliau su to nieko nedarome. Tiesiog įvertiname, kad yra tokios baimės, tokios mintis tam tikra tema. Tada kiekvieno lapo pabaigoje parašyk frazę "gerai būtų" ir daugtaškis. Ir tada aprašyk, ko iš tikrųjų norėtum. Kaip norėtum, kad ta problema, tas nerimas išsispręstų. Patartina, kad tai būtų ne kokios nors konkrečios mintys su veiksmais ir skaičiais,
o tiesiog kaip norėtum jaustis, kai tai išsispręs. O kai rašai gerai būtų, tarsi atiduodi visatai, kūrėjui ją išspręsti. Tai lyg prašymas pasitikinti, kad ji bus išspręsta geriausiu įmanomu būdu. Ir tu nori jaustis taip ir taip, kai ji išsispręs. Ir taip rašai kiekvienam lapui su problema. Ir kas tuomet vyksta? Prasiveria šis žiedinis kelias, jis apskritai pradeda virsti spinduliu. Dabar visi vagonėliai, pripildyti neramių minčių, turi kur judėti. Ir jie juda, gabendami tavo mintis, tavo nerimą, tam gerai būtų, kūrėjui, visatai. Dabar tai jau nebe tavo problema. Štai, paimk. Tokiu būdu įvyksta labai didelis išsivadavimas iš galvoje susiformavusių žiedinių kelių ir provėžų. Be to išsivalo ir visa tavo energija. Ypatingai geras poveikis yra Manipūros čakrai, saulės rezginiui, kuris taip pat atsakingas už mūsų gyvenimą visuomenėje. Visos šios mentalinės programos Manipūroje tūno kaip akmenys ir kenčia ne tik žmogaus pasireiškimas sociume, bet ir fizinis kūnas, dažniausiai virškinimo traktas ir stuburas. Atsikračius šios želės pavidalo kepurės virš galvos, pagerėja energijos tekėjimas iš visatos per karūnos čakrą per viršugalvį į dvasinę širdį. Išnyksta nešvarių akinių poveikis ir atsikratoma iliuzinio pasaulio matymo.